Vadybininkas iš tikrųjų yra labai sena profesija. Ir tai dabar pagalvokit, jūs esate gyventoja, kuri gyvena senovės Egipte. Ir dabar reikia pastatyti tokią piramidę. Tai jinai neiškilo iš nieko. Reiškia, atsirado žmogus, kuris surado resursus, žmogus, kuris tą piramidę kažkaip vizualizavo ir vergų darbą kažkiek tai galbūt suvaldė ir taip toliau. Na, bet kažkas tai padarė. Ta vadybininko profesija, jinai iš tikrųjų yra be galo sena, to tikrojo vadybininko, projektų vadybininko. Šiais laikais mes vadintumėm projektų vadybininkas, pastatė Kinijos sieną ar dar kažką. Tai va, ir šiais laikais mes turim begalės veiklų, tai yra gamyba, tai yra kūryba, kas tik nori. Ir visoms joms reikalingas žmogus, kuris iš tikrųjų valdo visus tuos resursus. Vadybininkas dirba sankirtoje dviejų sričių, tai yra idėjos, išradimai, nauji metodai ir, sakysim, finansiniai modeliai, kaip tas finansuoti, sakysim, tos projektus, kurie, sakysim, virsta naujais produktais, paslaugomis. Kitaip tariant, yra vadybininkais visi, kurie priima sprendimus ir man labai patinka apibūdinimas, kad vadybininkas yra tas, kuris turi bent vieną pavardę. Per tą laukinio kapitalizmo amžių iš tikrųjų labai buvo diskredituota vadybininko profesija ir atrodo, kad čia gali būti bet kas, vos ne žmogus, kuris prekiauja turguje su kažkokiais drabužiais, tai jau yra vadybininkas. Tai nieko panašaus. Iš tikrųjų, geras vadybininkas, jisai pirmiausia valdo didelius projektus, kompleksinius struktūras, įdomius projektus, kūrybinius projektus netgi. Tai yra visai kita veiklos rytis. Galima dirbti visur, nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo iki kažkokio klubo vadybininko. Tai yra spektras totaliai neribotas. Transporto vadybininkas tikrai nebus tas žmogus, kuris vairuos sunkvežimį arba pilotuos lėktuvą. Tai bus žmogus, kuris sėdės administracijoje ir koordinuos šitos procesus. Kas yra svarbiausia, tai yra socialiniai komunikaciniai gebėjimai. Tai yra darbas su žmonėmis, darbas komandoje ir taip toliau. Toliau yra visa eilė specifinių dalykų, tai yra susijusių su tam tikra sritimi. Jeigu jis planuoja savo ateitį sieti su kažkokia tai konkrečia vadybos sritimi, jisai turi kažkokių tai žinių toje srityje. Ir toliau, aišku, yra tie bendražmogiški kaip smalsumas, žingeidumas, iniciatyvumas, gebėjimas uždegti kitus žmonės. Pirma, tai yra iniciatyva, pats imuosi kažko, nelaukiu, kol man kažkas tai privers. Ir kitas tai yra atsakomybė už sprendimus prisiėmimą. Žinau, kad noriu pats tą daryti ir jeigu bus blogai, būsiu kaltas. Bet yra nemažiau svarbus kiti faktoriai. Tokie kaip, pavyzdžiui, motyvavimas darbuotojų ir šiais laikais yra laikoma, kad tai yra labai aktualu, dėl to, kad tie žmogiškieji faktoriai iš tikrųjų iš jų organizacija yra sudaryta. Mes turim jiem vadovauti etiškai, tai va, tas etiškumas atsiranda kaip labai lydinti greta linija. Transporto vadybininkui neužtenka būti vien tik tai geram humanitarui. Reikalingos gana geros analitinės, matematinės žinios. Transporto vadyba tai yra tam tikra dalis vadybos su inžinerijos prieskoniu, kur žinant techninius dalykus daug lengviau būti vadybininku, gerų vadybininku ir valdyti įmonę. Pirmas vadybininko įrankis yra konkretus planas, ką jisai daro, kiek daro ir vizija tą planą įgyvendinti. Čia yra toksai jau būtinas reikalavimas. O toliau tai kaip pasidarysi, kaip tu susiorganizuosi, kaip tau patinka, nes tu esi, jeigu vadovas, vadinkime taip, tai tu ir konstruoji savo kasdienybę. Čia jums pavyzdį galiu pasakyti apie gerą vadybininką. Šimtmečio pradžioje atvažiavo du anglai į Afriką, juos atsiuntė batų gamintoją ištyrinėti rinką Afrikoje. Ir štai vienas vadybininkas rašosi: stop, situacija kritiška, čia niekas neavi batų. Tada rašo kitas vadybininkas: puiki galimybė, čia niekas neavi batų. Tai va, tai jums pavyzdys, kaip vienu atveju vadybininkas yra geras, o kitu atveju nelabai geras. Tai reiškia, kad jis mato galimybės bet kur ir dėl to jis ir yra geras vadybininkas.